Kiekvieną mėnesį mokame įvairiausius smulkius mokesčius už įvairias paslaugas, pavyzdžiui, už šiukšlių išvežimą. Tačiau tik tai dalis sumos ateina iki vežėjo. Neblogą pyrago gabalą atsiriekia ir administratoriai. Todėl, kad jie vežėjams sumoka už faktinį šiukšlių kiekį, o iš gyventojų susirenka pinigus už jų gyvenamąjį plotą. O atsikračius įvairiausių administratorių, sąskaitos susitraukia. Įsivaizduokite, namas sumokėjo, pavyzdžiui, 1000 litų už atliekų išvežimą, o administratorius vežėjai sumoka tik 600, 400 grynas pelnas. Na, kodėlgi neadministruoti taip namą? Ir dar priedo atminkite tai, kad administratorius už administravimo paslaugas jau gauna mokestį. Tai reiškia, visos jo organizuojamos paslaugos turėtų būti ne tai, kad nemokamos, bet be jokio pelno. Tiesiog kiek jis sumoka, tiek turi mokėti gyventojai. Daugiau nei pusė gyventojų sudarius jungtinę sutartį, namo administratoriais tampa patys gyventojai. Sąskaitos išrašomos kiekvienam butui atskirai, o mokesčiai mokami tiesiogiai paslaugos teikėjui. Anksčiau už atliekų išvežimą mokėjom savivaldybės tarifais bemaž 1000 litų per mėnesį. Standartinis daugiabutis 50 būtų. Dabar atliekų išvežimas atpigo iki 250 litų. Tai yra, kiekvienam butui atpigo nuo maždaug 16-20 litų iki maždaug 5-6 litų. Tai yra nepaprastai daug atpigo. Pasisamdėm tiesiogiai inžinierių, šilumininką, turintį atestatą, kad mūsų šilumos punktą prižiūrėtų. Vietoj 1000 mes jam mokam apie 200-300 litų per mėnesį, kad ateitų, sureguliuotų, prižiūrėtų punktą. Dar šiek tiek matematikos. Sakykim, kad vidutiniškai šeima per mėnesį sumoka apie 100 litų už namo administravimą, šiukšlių išvežimą, šiluminio punkto priežiūrą ir kitą. Atsisakę administratorių, išlaidą sumažinsime nuo 3 iki 5 kartų. Per metus beveik 1000 litų. Beje, nors ir neklausote Radio taško, pasižiūrėkite, ar už jį nemokate. Šalyje yra 15 000 žmonių, kiekvieną mėnesį mokančių po 5 litus už šią paslaugą. Jeigu žmogus niekada nepasakė, kad jisai nesinaudojo ir nepaprašė, kad jisai būtų išjungtas, tai jam ir iki šiol ten yra teka tas garsas, o jisai klausos ir nesiklauso, mes tikrai negalim pasakyti. Jonas Varnas sako, kad per 10 metų vartotojų skaičius sumažėjo 10 kartų, tačiau vis dar yra besiskundžiančių, jog moka už paslaugą, kurios negauna. Tas laikotarpis, kada buvo galima atsisakyti ir skelbėm, kad ir dabar galima, bet kuriuo metu. Nuo 2000 metų balandžio mėnesio. Tai kiek praėjo metų? 13 metų. Ir vis tie patys žmonės dar niekaip negali per tą laikotarpį susiorientuoti ir atsisakyti tos paslaugos. Tai aš jau dabar truputį abejoju, kad likę tokių, kurie nesinaudoja.